Labas. Šiandien noriu pasidalinti apie tai, kas gyvenime yra tikra ir kas yra netikra. Tai pradžiai trumpa istorija apie tai, kaip mes su žmona keliavom Maroke ir kasdien Marakešo turgui pirkdavom apelsinų sultis. Kiekvieną dieną ateidavom į turgų, kurioje yra mažiausiai 50 vietų, kur vietiniai marokiečiai pardavinėja apelsinų sultis. Ir mes kasdien pirkdavom sultis iš vieno žmogaus, būtent dėl to, kad jis mums pasirodė nuoširdus ir būtent dėl to, kad jis tiesiai į stiklinę spausdavo su savo sulčiaspūdė tuos apelsinus. Kas atrodo visiškai fair enough, visiškai normalus dalykas, dėl to, kad kiti marokiečiai pasirodo spaudžia sultis ir prideda pusę stiklinės ledo. Dar kiti, kai prašai, kad no ice, nenorim ledo, jie įpila kažkiek vandens ir bet kuriuo atveju kažkokiu būdu praskedžia tas sultis. Tai mes pastebėjom, kad vienas marokietis jų neskedžia, o spaudžia tiesiai jas į stiklinę. Tai nusprendėm, kad iš jo visą likusį laiką pirksim sultis. Kai aš papasakau šitą istoriją savo draugui marokiečiui, nes aš sakau, blemba, kaip čia yra? Sakau, žiūrėk, mes namie įsispaudžiam sultis, jos visiškai tirštos ir tokios skalsios, o čia toks jausmas, kad vis tiek atskiestos, nors tai, ką mato mano akis, atrodo yra tikra, atrodo, kad tas apelsinas ką tik prie manęs buvo išspaustas į stiklinę ir jis negali būti, niekaip negali būti netikras. Tai kadangi jis buvo labai nuoširdus, sako, žiūrėk, Tomai, aš tau papasakosiu. Iš tikrųjų, jie paima tą apelsiną, tiksliau 100 arba 1000 apelsinų ir naktį prileidžia su švirkštu ir adata į juos vandens. Tai reiškia, kad tam apelsinė jau 20–30% jau yra vandens. Ir netgi tada, kai mano akis nori mane apgauti arba mato tikrą vaizdą, kuris negali būti melas iš tiesų, vis dėlto aš gaunu apelsinų sultis su kažkiek vandens. Tai ką pamoko šitą istoriją? Šitą istoriją parodo ir pamoko, kad ne viskas, ką mato mūsų akis, yra tikra. Netgi šiuo metu, kai aš filmuoju šitą video, jūs girdit labai kokybišką garsą. Tačiau jūs nematot viso to priešistorės arba to, kas lieka už kadro. Pavyzdžiui, ant manęs dabar yra priklijuota mikrofonai su lipnia juosta po šitą maikę, tam, kad jūs girdėtumėt garsą kuo kokybiškiau ir kad kuo ryškiau viską girdėtumėt. Taip pat yra už kadro stovintys žmonės, kurie filmuoja tam, kad būtų kuo ryškiau ir kuo geriau. Tačiau mūsų akis mato tik galutinį rezultatą. Tada, kada jūs Facebook'e matot gražią manekenę ar moterį su labai gražia krūtinė, tai dar nereiškia, kad ten viskas yra tikra. Gali būti, kad ten kažkas dirbtinio. Galbūt ten jos krūtinė, tačiau kaip Kardashian kažkada mokė, gali priklijuota su lipnia juosta tyčia tam, kad ją sukelti. Tai aš noriu, kad jūs suprastumėt, jog socialinėje medijoje ir mūsų pasaulyje atsirado tiek daug netikrumo ir tiek daug feiko, kuris mūsų akis priverčia žavėtis dalykais, kurie atrodo labai saldžiai, skaniai ir gražiai. Visai nesenai dar smarkiai ištobulėjęs artificial intelligence arba dirbtinis intelektas leidžia mums užsidėti savo sixpacką, pasitvarkyti visą make-upą, įkėlus vos kelias nuotraukas internetą, leidžia mums tapti tobuliems. Ir įdomu tai, kad aš labai dažnai matau internete labai laimingus, gražius, nuostabius žmonės, tačiau sutikęs juos gyvai, aš matau, kaip jų akis verkia. Jų akise nėra jokio džiaugsmo, jų akise nėra jokios laimės, visur vien tik liūdesys. Tačiau socialinėje medijoje jie atrodo nuostabus, laimingi, augina gražus vaikučius, turi nuostabius namus, atrodo, kad jie keliauja, atrodo tobulai, jų kūnas išpuoselėtas, tačiau taip nėra. Tai dar kartą primenu jums, kad nepasikliaukit savo akimis, taip kaip aš kažkada pasikliovau savo akimis Maroke perkant apelsinų sultis. Ir atsiminkit, kad ne viskas, ką jūs matot, yra tikra. Nes labai daug žmonių slepia savo veidą, labai daug žmonių slepia savo emocijas ir jausmus, manydami, jog būti tikru ir būti pažeidžiamu yra silpnybės ženklas. Tačiau aš manau, kad būti melagiu ir užsidėti 25 kaukas ant savęs, kurios yra netikros, tai yra silpnybės ženklas. Stiprybės ženklas yra tada, kada tu gali būti tikras, tada, kada tu gali žiūrėti kitam tiesiai akis ir sakyti tai, kaip tu jauties. Stiprybė yra būti savimi. Stiprybė yra nemeluoti savo ir nemeluoti kitam. Tai linkiu visiems atskirti auksą nuo pelų, linkiu visiems atskirti melą nuo tiesos, linkiu visiems atskirti feiką nuo nefeiko, tikrumą nuo netikrumo ir linkiu kuo labiau būti tikriems, nuoširdiems, tam, kad galėtume turėti kokybišką ir gražų gyvenimą. Nepamirškit užsukti į mano puslapį gyvenimorevoliucija.com ir pažiūrėkit, ką aš jums ten turiu paruošęs. Gražios dienos visiems.